ką mes šnekėsim šiandien? Aš tai galvoju, kad reiktų pašnekėti apskritai apie tavo osteopatiją. Kokią osteopatiją tu įsivaizdavai, kokios tu mokinaisi osteopatijos. Nes tų osteopatijų yra visokių. Tarkim, ir Lietuvoje yra mitai susijęs su osteopatija, nes tos osteopatijos jos gali skirtis. Tai kažkaip aš gal visai norėčiau, kad tu papasakotumėm apie savo osteopatijos viziją. Jo, geras klausimas, nes osteopatinė yra tokia įdomi specialybė, kur yra šaknys yra kilusios iš Amerikos ir viskas turi labai aiškią struktūrą. Ir principas yra toks, kūnas yra matomas kaip mašina, kaip mechanizmas ir vadinasi visos kūno dalis, kaip pavyzdžiui skeletas, raumenys, fascijos turi būti subalansuoti, kad kūnas tinkamai veiktų. Ir jeigu atsiranda kažkokie tais disbalansai, tada žmogus turi skausmą arba sveikatos problemą. Ir iš pat pradžių buvo osteopatom tie perteikiama tokiu principu. Tačiau buvo vienas iššūkis ir stilas, įkūrėjas osteopatijos niekaip neperteikinėjo technikų, nes jiems svarbiausia buvo principai. Tai kaip tą grąžinti kaulą į vietą buvo mistika. Ir dėl tos priežasties osteopatija taip jinai po to tobulėjo, bet tas neaiškumas vis dar išliko. Ir net ir, kur aš mokinausi Anglijoje, irgi nebuvo kalbama labai aiškiai, kaip viską sugrąžinti į vietas. Ir tada atsirado ir kranialinė osteopatija, visceralinė osteopatija, struktūrinė osteopatija, bet tie pamatai taip dingo. Ir mano skirtumas, kurį aš atnešu per osteopatijos mokymus, yra tai, kad aš noriu perteikti tos klasikinės struktūrinės osteopatijos principus, kur viskas pasitampa labai aišku, tu tiesiog žinai, kaip viskas turi būti, tu žinai, kokie yra disbalansai, kaip juos surasti ir naudojant labai lengvas technikas, jie sugrąžinti į vietą. Ir mes mokymų metu matėm, nes jūs irgi dalyvavot mokymuose, kiek buvo kviestų klientų, pacientų, kaip praktiniai modeliai, kurie turėjo daug įvairių problemų daugybę metų ir vien po vieno gydymo jie pasijusdavo daug geriau. Ir atrodo, kad čia per stebuklai, o tai yra tiesiog eilinės osteopatijos žinios. Man iš tikrųjų labai patiko, čia jau asmeninė patirtis. Man galbūt kaip odontologui labai svarbu yra, aiškus protokolas. Tu žinai protokolą, ką po ko daryti ir tu žinai, koks bus rezultatas. Labai akcentavimas svarbos išsitestuoti vis dėlto tą žmogų ir nustatyti tikrąją priežastį, nes dažnai gali būti skausmas toj pačioj lokalizacijoje, bet priežastis visiškai kita ir tada tas priėjimas visai kitas. Ir galvojau iš tikrųjų tam visam skeleto raumenų osteopatijos cikle, kad odontologui bus labai sunku, nes tiesiog trūksta tų bazinių žinių, įgūdžių, prisilietimo, matymo žmogaus kaip vientisos struktūros, bet galbūt tas aiškinimas tų kertinių pagrindų, kaip veikia tas kūnas, įjungia mąstymą. Ir man atrodo, tai yra svarbiausia, kad tu sugebėjai per tuos mokymus pas daugelį iš mūsų, nes mes turėjom skirtingas tikrai labai žinias, įjungti mąstymą, ko pasekoje tu nesi, kad išmoksti, ką reikia daryti, bet tu mąstai. Ir čia, man atrodo, yra tas kertinis skirtumas tarp šiaip mokinimosi osteopatinių technikų ir mąstymo, kaip dirbti. Labai džiaugiuosi iniciatyvą skatinti būtent mentorystės platformą, kas yra visiškai unikalu. Ir kaip bebūtų gaila, bet medicinoje mes to nelabai turim, nes dažnas specialistas jis tiesiog nori būti geriausias ir nenori dalinti savo kažkokiom labai paslaptimis arba labai tada jau ta mentorystė, jinai labai pavieniai galbūt atvejai, tai nėra normali praktika. Ir ta mentorystė, jinai dar duoda tokį užtvirtinimą ilgesniam laikui žinių. Nes galbūt ir mokymuose ne visos technikos būna ten paliestos, ne visi išanalizuoti įmanomi klinikiniai atvejai ir taip toliau. Ir ta mentorystė, jinai skatina nepamesti to požiūrio, to kelio, nenumesti rankų, nes dažnai mes po mokymų grįžtam tokį labai
optimistiniai, įsikvėpę tokie ir čia jau darysim nuo pirmadienio, paskui tai blėsta, nes kažkokių iššūkių tu gauni tiesiog. Tai va ta mentorystė jinai palaiko, nes atsiranda disciplina, tu neleidi savo simuliuoti darbe. Reiškia, kad jeigu tavo principas ir yra taip, tu ieškai tos priežasties ir tu taikai tos protokolus, nesimuliuoji pats prieš save. Tai va ta mentorystė neskatina tą discipliną vidinę. Taip, pavyzdžiui, mano patirtis buvo, kai aš medicinos mokinausi Lietuvoje, aš jaučiau tą stoką to praktiškumo galbūt iš tikrųjų. Tos praktikos man trūko ir aš atsimenu, kai buvau Danijoje. Vienas iš buvo labai įspūdingų patyrimų, kur tu matai, kad iš tikrųjų gydytojas nori tave išmokinti būti specialistu, nes jis pats nori tobulėti ir dirbti su rimtesniais atvejais, tai apmokina daryti lengvesnės procedūras ar chirurginės operacijas. Ir tokiu būdu tu augini to gydytojo jaunojo kompetenciją, kad jisai nukrautų nuo labiau patyrusio specialisto laiką, kad jisai dirbtų tik tai su pačiais sunkiausiais atvejais. Ir kai aš mokinausi osteopatijos Londone, kas buvo labai aišku, kad dėstytojai yra tam, kad tave išmokintų. Kad ta prasme atiduotų savo žinias tau, kad tu žinotum pats, kad tu jaustumės pasitikintis savimi specialistas pasibaigė savo mokymus. Ir va ta mentorystė turi savo. Ir kada mes kalbam apie jau tą tikrąją priežastį, osteopatiniai turi tą pasiūlymą, kur mes pasižiūrim, kad skausmas, pavyzdžiui, skauda kaklą ir nugarą. Dažniausias gydymo būdas Lietuvoje, kiek man teko mokinti žmonės, tai yra fokusuotis į tą konkrečią zoną. Skauda kaklą, vadinasi, dirbam su kaklu. Skaudam nugaros apatinę dalį, tai dirbam su apatinė nugaros dalim. Bet kada tu pasižiūri kaip į kūną, kaip į holistiškai veikiantį mechanizmą, kaip mašiną, kuri yra vienas, kaip laikrodžio mechanizmas su daugybė sraigtelių. Tu negali atskirti vieno sraigtelio ir žiūrėti, kas jame yra per problema. Turi matyti visą holistinį mechanizmą. Tai vat man asmeniškai osteopatija suteikia tą tokį holistinį požiūrį į sveikatą, nes tu matai labai konkrečiai, kokios yra mechaninės priežastys, dėl kurių atsiranda skausmas, ir tada, jeigu tu jas gali subalansuoti, tai tada ta vieta, kuri buvo skausminga, kaip paskutinis domino kaladėlė toj graniai reakcijoje, jinai turi galimybę gyti. Ir tada tas skausmas gali mažėti. Ir dėl tos priežasties, net ir žmonės su lėtiniu skausmu, kur atrodo kokie 5 metai, 10 metų kamuojasi su problemom ir gyvenimo kokybė yra labai prasta, 1-2 osteopatijos gydymai padaro didžiulį skirtumą jų gyvenimui. Ir man atrodo, tai yra vienas iš dalykų, ką aš norėjau perteikti studentams šių mokymų metu, tai yra tą tokį holistinį suvokimą ir jausmą, kad tu turi labai aiškius principus ir gaires, kaip žiūrėti į žmogų, kada jis pas tave ateina, kad tu nesijaustum, kad bet koksai atvejis tau yra kažkoks baisus. Tu žinai pamatus, nuo ko turi pradėti, o tada tau patirtis ir darbo praktika, ir kaip jūs minėjote, yra tas svarba praktikuoti tai, ką tu išmokini. Tada tai padaro tave tokiu specialistu, kur žmonės nori pas tave sugrįžti ir rekomenduoti savo artimuosius. Ir mes tai matėme net ir šių mokymų metu, kiek daug studentų gydė savo pacientus, ar net ir savo artimuosius. Pavyzdžiui, jūsų buvo kolektyve 3 odontologės ir pavyzdžiui, ar močiutė, ar dar kažką. Ir kokie žmonės buvo patenkinti. Tai mano osteopatija tai duoda tokį kaip ir sveikatos supratimą, kuris šiuo metu yra taip mokinamas visiems sveikatos specialistam, bet apskritai tai turėtų būti žmonių kaip ir bendro žinios, aš manau. Nes kiek mes turim daug problemų su lėtiniu skausmu, kur mes galėtume iš tikrųjų neturėti. Taip, iš tikrųjų Lietuvos ta statistika, aš kitiem ten mokymam truputėlį ruošiu problematikas ir visą laiką noriu akcentuoti statistinius duomenis, kokia yra problema, kokie skaičiai, kuo galėtų tie mokymai išspręsti vieną ar kitą problemą, nes mokymų metu mes suteikiam dalyviam, tarkim, tam tikras žinias ar įgūdžius. Tai kaklo, nugaros skausmai, prie lėtinių ypatingai skausmų statistikoje, tai jie yra top 1. Tai čia yra beveik didžioji dalis populiacijos vienokiu ar kitokiu būdu prie to, su tuo susiduria. Bet aš dar norėčiau iš tikrųjų, Kęstuti, kad tu papasakotum truputėlį
daugiau apie save, nes kiek žinau, neužteko, kad tu Lietuvoje pabaigiai medicinos studijas, Londone baigiai osteopatiją, bet tu vis dar dabar mokaisi ir turi savo mentorių, įkvėpėją ir galbūt gali papasakoti daugiau apie tai, kad vis dėlto tas medicinos kelias taip jau yra sudėliotas, kad tu nori visą laiką turi tobulėti greičiausiai. Taip, tai gal apie mane papasakot kažką tais daugiau. Taip, aš baigiau medicinos mokslus Lietuvoje, tai baigiau 4 metus osteopatijos studijų. Bet aš po to padariau iš pat pradžių vieną tokį dalyką, labai sąmoningai, kad pirmus 4-3 metus aš norėjau pats asmeniškai įsigilinti osteopatiją ir suprasti, kas osteopatija yra man visų pirma. Nes yra daugybė įkvėpimų ir daugybė mokytojų kursų, kur tu gali vis kažką mokytis. Bet vienas dėstytojas man jisai davė tokį kaip ir įžvalgą ir pasitikėjimą savim, tikėti savo pajutimu. Labai dažnai mes galvojam, kad turime kažkokią tais įsivaizdavimą apie žmogaus kūną ir išmokstam vienam kurse kažką tais ir tiesiog galvojam, kad tai yra priežastis, išmokom stiprinti nugaros raumenis, tai vadinasi, kaip skaudės nugarą pacientam, duosim tik pratimus. Ir tai yra toksai noras įdėti kažkokį tai žmogaus kūnai kažkokį rėmą iš savo perspektyvos. Tuo tarpu tas dėstytojas pasakė, sako, mes turėtume patys įsigilinti į patį žmogaus kūną asmeniškai ir mokytis per pajutimą iš jo paties. Ir man tai buvo didelis įkvėpimas galvoti, kad aš noriu suprasti, kas osteopatija yra man. Ir per tuos 4 metus man tada susiklijavo labai aiškus principai ir mechanizmas, kaip galima dirbti su pajutimu ir taikyti diagnostiką ir gydymą konkrečiai skirtą tam žmogui. Ir tada, kas geriausias mokytojas patampa, aišku, yra daug įvairių mentorių ir įkvėpėjų man, bet pats didžiausias įkvėpėjas yra pats žmogus, kuris ateina pas mane. Dėl to, kad gali būti, kad bus 10 žmonių su kaklo skausmais ir gali būti, kad net ir skausmo šaltinis bus tas pats, bet priežastis kiekvienam iš tų 10 žmonių bus skirtingos. Ir kada tu turi galimybę išmokti, ką mes ir darėm irgi šių mokymų metu, žiūrėti į žmogaus kūną intuityviai, vietoj to, kad taikyti savo žinias į žmogų, mes bandome skaityti žmogų ir gauti informaciją iš jo ir tada taikyti gydymą pagal tai, ką mes jaučiam, su intuicija tuo pačiu metu pasiremdami labai logiškais biomechanikos ir gydymo principais ir diagnostika. Ir kada tu gali sujungti šitus 2 dalykus, tada ir tu turi principus, intuicija tave leidžia tapti geresniu specialistu, nes tu pastoviai mokiniesi iš šaltinio, iš to žmogaus, kuris ateina pas tave. Tai man, ko gero, jeigu atsakyti klausimą apie mokymus, tai yra, kas yra didžiausias mano mentorius, tai ko gero kiekvienas žmogus, kuris ateina pro duris. Ir dėl tos priežasties, kadangi aš turiu tą tokį pajutimą dabar stiprų, kur aš galiu mokytis iš žmogaus, tada visi šitie mokymai yra skirti tam, kad aš dalinčiausi besąlygiškai tuo, ką aš išmokau, nes mano tikėjimas gilus yra, kad tik tais, kada tu daliniesi viskuo, ką tu turi, pati profesija gali augti ir žmonės gali tobulėti. Nes nėra tikslo man kažką žinoti, kažką tiesiog papasakoti kaip kažkokius principus, bet tada nepasidalinti savo technikomis arba patirtimi, kuri iš tikrųjų veikia. Ir man atrodo, kad ko gero man asmeniškai vienas iš stipriausių dalykų yra tai, kad čia nėra mokomasi kažkokių tais abstrakčių principų. Tai yra mokomasi to, kas konkrečiai veikia praktikoje. Ir net ir po pirmos dienos mokymų ar savaitgalio mokymų, tu jau gali taikyti technikas iš karto savo praktikoje ir tu jau iš karto gali padėti žmonėm. Ir kaip yra šaunu, kada pas mane, pavyzdžiui, dabar kreipėsi, atsimenu, viena moteris su nervo skausmu 2 mėnesiai kojos ir nieko negali padaryti ir jinai buvo Klaipėdoje ir aš pažiūrėjau, kas tuo metu Klaipėdoje yra ir pacientė nuėjo pas vieną iš mūsų studenčių ir po 2 gydymų 80% jautėsi geriau, skausmo nervo nebebuvo, naktį miegoti galėjo ir buvo labai dėkinga studentei, o aš labai džiaugiausi, kad jinai įgavo tas žinias, kad taip gerai galėjo padėti savo pacientam. Ir tai yra vienintelis būdas profesijai augti, jeigu tu gali besąlygiškai dalintis žiniomis su kitais ir kada jie jas įgaus, tada jie galės toliau tą specialybę
vystyti toliau. Tai galbūt toks būtų atsakymas. Žinai, tu dabar labai daug gražiai šnekėjai ir man visą laiką mintyse sukosi 2 žodžiai. Personalizuota medicina. Individualizuota medicina. Kažkaip labai smagu, kad būtent ta linkme, nes visi dabar garsiai šneka, kad kai būtų gerai vis dėlto eiti į tą personalizuotą, grįžti į tą žmogų, kad ne viską tik bendrais protokolais. Ir iš tikro, kaip apibūdinai, tai mes taip ir jautėmės, kad tas mokymų metu, kad tas mąstymas su aiškiais, labai logiškai pagrįstais tiek anatominiais, tiek fiziologiniais, kaip veikia grandys, protokolais ir sprendimais. Bet kai tu mąstai, sunkiausia buvo, jeigu atvirai, buvo 3 klausimai mums užduoti. Kur skauda, kodėl skauda ir ką daryti, kad to skausmo nebūtų. Ne? Ką skauda, kodėl skauda ir ką dėl to daryti. Tai ką skauda, viskas gerai. Bet su tuo, kodėl skauda, kokia skausmo priežastis, va tas antras klausimas, jisai labai verčiantis pamastyti ir tada pasigilinti grinai, įjungiant tiek nuojautą, kurioj grandy, koks ten tas blokas. Tai yra labai svarbu ir mes jautėmės, kad individualizuota ta medicina, mes požiūrį individualizuotą į žmogų, mes gebam būtent per šitus klausimus pritaikyti. Teisingai. Ir kas man buvo, pavyzdžiui, įdomu irgi matyti, kad mes turime mokymuose 3 odontologijas. Taip. ir tada, kas gali atrodyti įdomu, odontologijai tu neturi to tokio manualinio darbo, pavyzdžiui. Ta prasme, tavo darbas nėra dirbti su raumenimis kūno. Bet tas ir jautėsi ten. bet tuo pačiu pasakysiu, kad jūs buvote labai stiprios iš tikrųjų ir jūs išmokote taikyti tai, per kiek mes turėjom 20 susitikimų kartu ir tai pakankamai stipriai. Kad, kas man buvo labai įdomu, kad mes turėjom, atsimenu, 2 savaitgalį tokį kaip ir darbą su pajutimu. Ir aš sakiau, niekas nieko nepasakoja, kokios problemos yra ir tiesiog atsigulam ir dabar tie, kurie bus gydytojai, osteopatai ir ten tuo pačiu metu, jūs paimsite ir pajusite ir žiūrėsit, kaip darysit, kas ateina per intuiciją, nes mes darėm tam tikras technikas, kad ją paskatint. Ir jūs ėjote prie žmogaus ir per 10 minučių sugebėjote rasti problemą, kur galbūt žmogui skauda ir padaryti teigiamą pokytį, neturint absoliučiai jokių manualinių sugebėjimų. Ir va tai man ir parodo, kad iš tikrųjų tas vidinis gydytojas yra pas mus kiekvieną. Ir nereikia būti, kaip pasakyti, labai geram manualiniai terapijai, kad tu taptum ekspertas. Žinoma, tai yra procesas, kurį galima išmokyti. Bet esmė, kad vien tas pats pajutimas yra tai, kas mus veda daryti tos rezultatus, kas yra daug netgi svarbesnis, pasiekti geresnius rezultatus, negu kad tiesiog pačios technikos, kurias mes taikome praktikoje. Ir pavyzdžiui, ta prasme, visa jūsų komanda odontologijų buvo labai stipri ir tai tiesiog parodo, kad visi sveikatos priežiūros specialistai, kurie nori pagilinti savo žinias, iš tikrųjų gali gauti daug naudos savo. Taip, iš tikro, žinai, čia su odontologija, kaip su odontologija, bet man iš viso yra siekiamybė tų žinių, kad turėtum tą tarpdisciplininį mąstymą kaip specialistas. Nes kad aš, pavyzdžiui, pati praktikoje gal tam tikrus testus naudosiu, aš jau matau, kur dabar man palengvėja tam tikri iššūkiai gydymo metu, bet aš galėsiu kitaip komunikuoti su specialistu, kuriam aš siūsiu. Tame ir yra, kad aš jau turėsiu kitos ryties žinių ir aš jau matysiu, ar jam pavyko susidoroti su ta užduotimi, ar ten vis dėlto subalansuotas tas kūnas toje vietoje, kur aš matau, kad ten yra problema. Tai čia yra ir komunikacijos toksai klausimas, nes dažnai mes siunčiam pacientus, tarkim, aklai pasitikėdami ir tikėdamisi, kad grįžtas pacientas sudėliotas toks, koks turėtų būti. Ir tarkim, odontologijoje dabar yra labai populiaru sakyti, taip, mes dirbam su kineziterapeutais, raumenys, bet
dažnai nėra iki galo gera ir išdirbta ta komunikacija, todėl kad tiek vienas specialistas neturi, tarkim, gydytojo odontologų bent truputėlį žinių, o gydytojas odontologas neturi to mąstymo apie kūno apskritai grandis, jungtis, taip, galbūt ten bendrėjai tie kramtymo raumenys, ir ką mes universitete buvom orientuoti, vat čia. Bet mes žinom, kad, tarkim, tiek tas pats kramtomasis raumuo, jisai asimetrinis jo darbas ir giliuosius kaklo raumenis aktyvuoja skirtingai ir galvos ir kaklo skausmai. Tai aš labai džiaugiuosi dėl to tarpdisciplininio mąstymo skleidimo, nes ir iš tikrųjų iš tų mūsų odontologų grupės visa kineziterapeutų, masažuotojų grupė kentėjo, klausydami dar apie pastoviai, apie tam tikrus dantų kramtymo sistemos sąnario disfunkcijas ir įtaką, kiek mes iš savo pusės matėm. Tai... Aš manau, kad visiems labai patiko girdėti, kaip jūs dalinate savo žiniom, nes tai irgi praturtino. Mes visi buvom irgi komanda, kurie turėjom savo stiprybės. Bet apie tą tarpdisciplininį matymą aš tikrai sutinku. Kas man patinka osteopatijoje, kad jinai turi tą tokį, kadangi tu turi suvokimą apie kūną kaip vieną visumą, tai tas staiga, tai duoda labai stiprius pamatus įjungti tai į tarpdisciplininį modelį su bet kokiu specialistu. Nes tu turi galimybę sušnekėti su odontologais, tu gali sušnekėti su neurologais, neurochirurgais, ortopedais, traumatologais. Tu turi bendrą žodyną iš tikrųjų ir tuo pačiu metu, būdamas tu toksai kaip ir holistinis specialistas, kuris dirba tiesiogiai prisiliečiant prie žmogaus kūno, tu gali tada komunikuoti su atskirais specialistais, kurie yra specialistai vienoj nišoj, bet visuomet grąžinti tą žinias į visumą. Nes labai dažnas dalykas, ką pacientai patiria, tai yra to tokį neturėjimą tokio kaip ir vedimo su savo sveikatos klausimais, nes turi vieną problemą, nueina pas vieną specialistą, tas specialistas nusiunčia po to pas kitą specialistą ir yra toks trūkumas, kaip žmogui sudėlioti aiškią kelionę į tą sveikatą. Ir pavyzdžiui, tos žinios osteopatijos, man ką jos padaro, tai duoda tokį labai konkretų holistinį kūno suvokimą, galimybę komunikuoti su visais sveikatos specialistais ir tada kartu komandiškai ieškoti sprendimų, kaip padėti žmogui atgauti sveikatą. Ir mano osteopatija asmeniškai skiriasi tuo, kad tai nėra fokusas į simptomus, operacijų darimas ar ten, pavyzdžiui, medikamentų išrašymas, kas fokusuojasi, kaip padėti su simptomai žmogui. O tu čia iš tikrųjų esi kaip sveikatos detektyvas, nori ieškoti tos sveikatos ir jeigu tavo tikslas, kaip sako, bus nuskristi į kažkokią tai žvaigždę, bet tu pataikysi mėnulį, tai vis tiek yra neblogai, nes tu ganėtinai toli atsispyrei. Tai jeigu mes ieškosime sveikatos, kaip toli mes nueisim į tą sveikatos kelionę, jau priklausys nuo mūsų, bet mes vis tiek judėsim sveikatos link, o ne ligų link arba simptomų palaikymo link. Ir man tai yra toks didelis skirtumas. Čia labai yra apie prevenciją, iš tikrųjų labai yra susiję su tuo, kad jeigu leidžiam kūnui funkcionuoti pilnom amplitudėm, jeigu leidžiam kūnui neturėti kompensacinių mechanizmų daug, kaip pavyzdys, tai vėlgi mes paliečiam ne tik tos ligų prevencinius klausimus, bet ir šnekam apie tą visą kaip ir longevity konceptą, kur osteopatija mano įsitikinimu veda į tą ilgaamžiškumą, nes tu optimizuoji apskritai kūno visus parametrus. Taip. Kaip Warren Buffett iš tikrųjų pasakęs vieną labai gerą komentarą, jisai sako, žiūrėk, įsivaizduok, kad tu gyvenime gausi vieną automobilį tik tais. Pasirink kokį nori, ar tu nori Ferrari, ar Fordo, ar nori kokio Mercedeso, bet tu žinau, kad tu daugiau mašinos negalėsi nupirkti. Tada klausimas yra, kaip tu tą mašiną prižiūrėsi. Tai tu tikrai nevažinėsi per duobes, tu tikrai norėsi daryti servisą tinkamu metu, kad išlaikyti tą mašiną optimalioje būsinoje. Ir jisai kalbėjo tai apie mūsų kūną, naudojama šitą pavyzdį, kad mes turime prižiūrėti savo kūną tinkamai, kad palaikyti tą sveikatą. Ir ką irgi labai gerai paminėjai dabar, kad osteopatija nėra fokusuota tiesiog į skausmo gydymą.
Ir taip, ta prasme, tu gali padėti skausmui nuo galvos iki kojų. Ar ten galvas skauda, ar žandikaulio problemos, ar pečiai, nugara, pėdos. Tu gali žmonėms padėti. Bet tada antras žingsnis yra, kaip išlaikyti sveikatą ilgam laikui. Ir osteopatija, turint tas žinias, yra tokios kaip 2 stadijos gydymo. Pirmas dalykas, kad kažkas vyksta kūne, kompensaciniai mechanizmai įsijungia ir atsiranda žmogui skausmas. Tada tu kaip osteopatas pirma dažniausiai pagauni žmogų su skausmu ir tu randi būdą, čia skausmas yra ir kaip mes dabar galim sumažinti tą skausmą. Tai tada žmogus skausmų nebejaučia, bet mes dar turime visas žinias, kaip galima gerinti sveikatą, kaip optimizuoti funkciją, kaip pritaikyti žmogaus kūną veiklai, kurią jis dirba, ar jisai sportininkas, ar jisai, pavyzdžiui, dirba sėdimą darbą. Tu gali optimizuoti žmogaus kūno funkciją pagal tą veiklą. Ir tokiu būdu išlaikyti žmogaus sveikatą toje veikloje. Tai taip, tas konceptas tos longevity, to ilgaamžiškumo yra labai tinkamas šitam pavyzdį. Nes iš tikrųjų aš dabar tu šnekėjai prisiminiau mūsų vieną iš pacientų, buvusį profesionalų tenisininką, dabar teniso trenerį. Ir iš tikrųjų tai labai buvo nustebęs, kaip gali dingti ilgą laiką buvęs skausmas, kaip gali pakisti amplitudė. Iš tikrųjų vis dar nesulaukiau ir ten gavo tada tą medalį, kur važiavo į draugiškas rungtynės. Bet manau dar vienas tas aspektas, ką osteopatija gali pasiūlyti, tai yra būtent optimizavimas ir rezultatų pasiekimas geresnių tiek profesionaliam kažkokiam tai sporte, tiek mėgėjiškas, tarkim, irgi variantas, nes mes turėjom vieną irgi atvejį, kai akivaizdžiai matosi, kad padidėjo amplitudės. Tai jeigu mes šnekėtumėm apie kažkokį profesionalų sportą, tai vėlgi tai yra didelis pliusas, kad tu padedi subalansuoti kūną ir tu gali daugiau iš jo. Žinoma, nes jeigu tu gali daugiau judėti, tu turi daugiau amplitudės, tu gali generuoti daugiau jėgos, tu gali būti greitesnis, stipresnis, tvirtesnis. Tai tas 100% yra. Galbūt dar toks papildymas, kas man irgi kilo apie osteopatiją, yra, kad labai dažnai žmonės, kiek Lietuvoje bent žinau, turi tokius 2 įsivaizdavimus su osteopatija. Vienas įsivaizdavimas su osteopatija yra, mes traškinam kaulus, viską sutraškinsim ir viskas bus gerai. O tada kitas yra suvokimas, tai yra toksai, kur yra osteopatija kaip kranelinė, labai subtilus, kur atrodo, tu tiesiog labai lengvai prisilieti ir kažką balansuoji. Ir šiti mokymai, ką mes mokinam, tai jie yra tokiam labai auksiniam viduriuki, kur technikos yra tikrai apčiuopiamos ir manualinės, ir tu tikrai judini ir balansuoji kūną iš tikrųjų, bet tuo pačiu metu viskas yra daroma labai preciziškai ir tiksliai, kad tu atrasi būtent tą vietą, tą sąnarį ir išmoksi, kaip jį sugrąžinti vietą, kaip tikslingai pagerinti amplitudę, vietoj to, kad tu arba dirbi labai grubiai, arba tu dirbi taip, kad žmogus kartais nesupranta ir net sunku paaiškinti kitiem medicinos specialistam, kaip tu dirbi, nes trūksta to bendro dar suvokimo. Bet tai yra tokia kaip pirmas solidus pamatas, nuo ko galima tikrai atsispirti ir taip pat galiausiai ateityje integruoti ir kitus osteopatinius gydymo metodus. Ir dabar pasidalink savo iš tikro planais, nes, kiek žinau, šitas pirmas kursas jau yra įveiktas, bet nuo lapkričio mėnesio yra planuojamas dar vienas ciklas, dar vienas skeleto raumenų osteopatijos kursas. Taip, ir mes pradėsime vėl mokyti, vėl metus užtruksim, 10 savaitgalių sutiksim kartu ir mokysimės tų pačių osteopatijos žinių, apie ką mes dabar kalbam. Pradėsim lapkričio 15 dieną ir kas yra man asmeniškai svarbu paminėti, kad aš turėjau kaip ir 2 kelionės, pasirinkimus, kaip perteikti žinias. Ir vienas dalykas buvo galbūt įsteigti kažkokį kaip universitetinį išsilavinimą, kur tu tampi osteopatu. Bet ką aš pastebėjau, kad tai yra labai ilgas procesas ir žinios, kurios gali padėti žmonėm dabar, jau yra pasiekiamos dabar. Tai mano pirminis tikslas yra, aš galvojau, kaip tai padaryti, tai tiesiog sukurti mokymų programą metam, kad per tos metus būtų galima išmokti principus, kurie jau padeda žmonėms. Tai pirmas toksai kaip short-term planas, toks trumpalaikis planas yra vesti mokymus, stiprinti specialistus, kad jie geriau galėtų padėti savo pacientams.
O tada antras žingsnis kelių metų bėgiai bus toliau plėtoti programą, įdėti įvairias naujas kaip modalities, kaip komponentus į mokymus, kur galbūt kelių metų bėgiai turėsime vakarietiškos osteopatijos mokyklos kaip ir ruoštą programą. Nes kažkaip aš irgi noriu akcentuoti, kad galbūt tai nėra, kad pabaigę šios mokymus tu esi osteopatas, nes kaip kad ir tu Kęstuti minėjai, osteopatinai susideda iš daug dalių, tai vis dėlto yra visuma. Ir tų metų, tarkim, tų 10 susitikimų, 10 savaitgalių tikrai neužtenka pilnai galbūt suprasti visų lygmenų osteopatijos. Tai dėl to ir yra išskirstyta būtent į tą pradmenį, kad tai yra visiems suprantama, tai yra paprasta, aišku, tuo pačiu truputėlį yra pajautimo skatinimo įvedimas būtent į tą tokį biomechaninį žmogaus suvokimą ir kaip galima atstatyti biomechaniką. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad vis dėlto ta osteopatija, jinai tokia, ta mistifikacija panaikinama tarsi po truputėlį, nes dažnai žmonės turi tiek žmonės, tiek gydytojai labai skeptiškai žiūri į tą osteopatiją, nes, būkim teisingi, bet visokių specialistų yra ir dažnai ten pabaigia kažkokius mažus kurselius, tas specialistas jisai skelbėsi, kad jisai yra osteopatas. Taip. Tai čia vėlgi dalyviai, kurie baigia šitą kursą, jie tikrai nėra osteopatai, bet jie gali taikyti tam tikrus osteopatinius principus žmogui padėti. Taip. Ir dėl to mes ir paruošėm kartu tą programą, kad tai yra apibrėžta kaip kvalifikacijos kėlimo programa, kur yra programa registruotas metas sistemoje, kurie gali gauti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, kas padeda. Bet tuo pačiu metu, nepaisant to, kad tai yra tokia kaip ir labai konkrečiai susintezuota programa, tai yra programa, kuri yra paremta tai, kas veikia iš karto. Tai nepaisant to, kad taip, jūs netapsite osteopatais, nes tai yra 3-4 metų studijos. Ir paskui 10 metų praktikos, tiesiog, kad tu pajustum. Bet tam tikrus dalykus, jeigu yra kažkas tais įvaldęs metodus, kaip jam sekasi padėti žmonėm ir tu tą patį gali padaryti, vadinasi, tu gali padėti žmogui taip pat. Tai nepaisant to, kad tai yra suspaustas mokymas, jis yra toksai kaip ir labai tikslus, efektyvus ir turintis daug gelmės savyje. Ir aišku, kompanija yra labai smagi. Mes čia labai daug gero laiko turėjome. Čia kažkaip man apskritai džiaugiuosi, kad dauguma čia susirinkusių nebuvo orientuoti į tą kelionės tikslą, tai reiškia į tą kažkokį sertifikatą, į tą pabaigą. Ir dauguma nebuvo, galbūt negalvojo, kokia bus ta kelionė, ten čia 10 savaitgalių, kaip čia susidėlioti. Bet iš tikrųjų visi džiaugiasi, kad gera buvo kompanija. Nes kai tu turi tą gerą kompaniją, tai ir ta visa kelionė, tikslą ar taip pasieksim, čia buvo aišku, bet ta kelionė, jinai tada gaunasi smagi ir iš tikrųjų visi labai susibendravom. Iš visos Lietuvos. Taip, ir tos patirtys jos augina tiesiog. Super. Tai ką, aš manau, kad noriu dar padėkoti tau, Rūta, ir Medacademy, už tai, kad jūs padėjote suorganizuoti šitus mokymus. Tikrai esu dėkingas, nes labai jūs šauniai 150% prisidėjot prie visko, ką reikėjo. Tai tikrai buvo irgi smagu jūs turėti šitose mokymuose gyvai ir bendradarbiauti ir tikiuosi, kad turėsim daugiau gerų patirčių ateityje. O aš džiaugiuosi labai už įkvėpimą ir pavyzdį, kad mentorystė medicinoje vis dėlto yra galima ir kad galima nieko neslepiant dalintis viskuo, ką žinai. Ir tai yra tikrasis mokslas. Tai va, tai iki pasimatymo naujam kurse. Taip, ačiū. Buvo labai smagu pabendrauti ir pasimatysim tada kitose mokymuose.